naudinga ir ginkluotis, ir kardu gintis prieš gyvėdžius. Bet pasitikėti reikia ne tiek materinėmis jėgomis, kaip dvasios gyvybę. Ja tyriausiai auginant, tauta saugoma kūrybos. Ir todėl niekuomet nereikėtų griebtis vyliumi, pasalumu arba panašiomis priemonėmis, kurios yra vartojamos silpnųjų. Mes nesame silpni. Su mumis yra kūrybos galia. Kūryba veda visas tautas į aiškesnį buvimą. Negali ji lietuvių tauta atmesti, kurią ji per tiek daug vargų lig šiol išlaikiusi yra. Bet būtina, kad lietuviai eitų tas pareigas, kurias kūryba jiems yra uždėjusi. Lietuviai turi daugiau negu kitos tautos rūpintis dvasios jėgų ir viso ko auginimu, kas gera, kas daigais paslėpta tautoj, kadangi jų tauta paprastam žvejui yra maža. Būkime žmonės, kurie gali šviesti kitiems pavyzdžių. Taip eisime tikrai savo šio laiko pareigas. Pasaulis to laukia iš mūsų ir visa kūryba nori už tai mus palaiminti. Vydūnas – lietuvių tautos uždavinys ir pareigos pasauliui. Ištrauka iš Vydūno straipsnio Europos tautų santykiai 1921 ir 2025 rugsėjo 1. Bravo. Ačiū. Dabar kviečiame sveikinimo žodį tarti Klaipėdos universiteto Žemynos gimnazijos mokytoją Ritą Podolinkienę. Prašau. Labą dieną visiems. Džiugu dar kartą rugsėjo 1, tokia iškilminga, vilties kupiną dieną susirinkti čia prie Vydūno. Ką tik tai buvo girdėti puikūs Vydūno žodžiai aktorės ir prisiminiau Čerčilio frazę pasakytą prieš Antrą pasaulinį karą, kad kalba ėjo vien tik tai apie gynybą ir kad reikia mesti visus resursus. Čerčilio frazė buvo pasakyta tokia, tai vardan ko mes kovojom. Kultūrinis kontekstas, kuris tikrai turi išlikti. 21 amžiaus pradžioje, 20 pabaigoje UNESCO organizacijos dalyviai atvykę į Lietuvą kalbėjo apie Lietuvą ir klausė, ką jūs galite pasiūlyti pasauliui. Jūs neturite naudingų iškasenų. Ir tada, sakykime, susirūpino lietuvio, ką tikrai mes galim duoti. Ir UNESCO sako, jis gali duoti tik tai protus. Švietimas ir švietimo sistema. Kažkada tai su mokiniais kalbėjau apie tai, kas yra pedagogas, jeigu mes išverstume į lietuvių kalbą iš senovės graikų kalbos. Tai yra vergas, lydintis vaiką į mokyklą. Ir klausiu, kas tas yra, kuris žodis yra svarbesnis? Ir mokiniai atsakė, lydintis. Mokytojas tai yra lydintis žmogus per visus mokslo metus, galbūt ir toliau. O žmogus pats suvokia, kad jis pats savo yra mokytojas. Ir šiandieną su viltimis kalba, prisiminiau taip pat ir Daukšą. Daukšą, kuris kalbėjo, kuo tauta yra ypatinga ir kada gali tauta išlikti. Savo kalba. Ką mes šiandieną skaitom, ką mes girdim, ar tai tikrai lietuvių kalba. Kaip ją šiandieną išsaugoti. Ir kada, sakykime, mes klausomės Vydūno tekstų, nukreiptų į ateitį, ne tik tai į tą laikotarpį, kada jis gyveno, bet būtent į ateitį. Ir galvojam apie jaunąją kartą. Jaunoji karta, kuri turėtų būti mokoma mąstyti, kalbėti, gyventi šitoje aplinkoje. Ir stebėti ir suprasti gėrį ir blogį.
ir daryti savo išvadas. Šiandieną dar kartą noriu visus pasveikinti su šią puikia gražia švente ir Vydūno paminėjimu ir linkiu Jums viso ko geriausio. Dėkojame gerbiamam mokytojui Rytai. Ir šiandien sveikinamas moksleivius, mokytojus, tėvelius su mokslo ir žinių diena, su rugsėjo 1-ąją. Linkiu Jums pačio svarbiausio – patapti tai žmonėmis, į kuriuos mus kvietė Vydūnas. Tautos genijus, tikras mokytojas, kuris savo pavyzdžių vedė mus į rytojų. Ir mes čia kaip niekad turime daug tikrų žmonių, tikrą mecenatą, Rimantą Cibauską, kurio dėka šiandien galime didžiuotis, kad turime štai turbūt Lietuvoje vienintelė tokį skverą Vydūno. Turime rektorių, kuris kviečia studentus prie Vydūno. Turime profesorių visą būrį, kurie kviečia mus prie Vydūno. Turime tikrai daug tikrų dalykų, kurie šiandien labai yra svarbus. Ir sveikinamas Jūs su šitą nuostabią dieną. Noriu prisiminti, čia lygiai prieš 6 metus, kai tą paminklą atidarėme, lygiai taip pat buvo karšta. Ir visi čia džiaugiamės saulute ir nuostabiu šito skveru. Ir palinkėdamas Jums eiti Vydūno keliu, linkiu moksleiviams veržlumo, nesustoti, tėveliams kantrybės, o mokytojams ramybės. Būkit sveiki ir laimingi. Sėkmės. Dėkojame. Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks yra kurdamas. Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks yra kurdamas. Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks yra kurdamas. Niekuomet. Kaip žmonės trokšta laimės, taip jie reikalauja laisvės. 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 Pasak Vydūno, žmogaus gyvenimui prasmę suteikia nuoširdus darbas. Kiekvienas turi dirbti tai, ką gali, ką sugeba, o svarbiausia – atlikti tą darbą iš širdies, atsidavęs ir susikaupęs. Juk darbas kaip malda galite atnešti nušvitimą. Žmogus turi dirbti ne vardan turtų, ne dėl atlygio, o dėl kilnesnio tikslo. Kažką gero padaryti savo šeimai, tautai. Jeigu viską darys nuoširdžiai, materialinis atlygis tikrai ateis. Toks yra žmogaus veikimo principas. Žmonės trokšta laimės, taip jie reikalauja laisvės. Kaip žmonės trokšta laimės, taip jie reikalauja laisvės. Spindulys esti begalinės šviesos. Spindulys esti begalinės šviesos. Spindulys esti begalinės šviesos. Vydūnas skelbia, kad viskas, ką bedarytum, kaip begyventum, turi būti persunkta meilė. Mylėti reikia viską aplinkui, ne vien abstraktųjį Dievą. Nežudyti, branginti bet kokią gyvybę ir gyventi be neapykantos. tie, kas tikrai myli, vienas iš kito, nieko nenori ir nelaukia. Kas tikrai myli, nepažįsta nepasitikėjimo. Norint sužinoti, kas yra meilė, reikia pamatyti, kaip žmogus elgiasi su visu tuo, kas esti. Nepažindamas savęs, žmogus ir nežino, kas yra tikroji meilė. Spindulys esti begalinės šviesos.
Žmogus tai siela. Turinti kūną. Žmogus. Tai siela. Turinti kūną. Žmogus. Žmogus. Vydūnas teigia, kad pagrindinė kiekvieno žmogaus pareiga atskleis savo esmę. Tiksliau, leisiai atsiskleisti. Nesvarbu, kaip ją vadinsime - savastimi, tikruoju aš, tikruoju žmoniškumu ar dieviškumu. Viskas, kas svarbiausia, yra pačiame žmoguje. Žmogus tarsi mikrokosmosas, tarsi dar mažai pažintas atomas, kuris turi ir savo branduolį ir tik jam vienam neįspėjamai didžią jame slypinčią energiją. Ir tik jam vienam būdinga įvairių dalelių, skriejimo kryptį, trajektoriją, greitį. Žmogaus siela turi kūną. Žmogaus siela turi kūną. Niekuomet žmogus nėra toks gražus. 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 Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks yra kurdamas. Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks yra kurdamas. Dabar kviečiame Vydūno gimnazijos 4 klasės moksleivius mokytoją Vaivą Šaulienę. Muzikuojančios lastos, prašau. Atkreipkite dėmesį va šitą, va čia su krepšinio kamuoliais. Sėdi jaunimas, kuris atliks kompoziciją muzikuojančios lastos, prašau.
bet kuriuo atveju didelis ačiū, sveikinam jaunimą, kuris dalyvauja Vydūno renginiuose. Dabar kviečiu žodį tarti Vydūno draugijos pirmininkę, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorę, profesorę Aušrą Martišiūtę Vynakienę. Vydūnas tautos mokytojas. Sveiki, su rugsėjo 1. Iš tikrųjų, Klaipėdos gražiausioje vietoje susitikę mes švenčiame šitą turbūt pačią gražiausią pasaulio šventę. Mokslo ir žinių diena. Vydūnas buvo mokytojas ir man atrodo, jisai savo pavyzdžių įrodė, kad mokytojas tikrai yra prestižinė profesija ir kad mokytojo pašaukimas, jisai yra sunkus, bet yra labai kilnus. Šiandien jau girdėjom Vydūno žodžių nemažai ir aš noriu tiesiog pakartoti dar vienus jo žodžius, kad mes pasikrautumėm energijos minčių ateinantiems mokslo metams. Taigi, Vydūnas, Robočių šešėliai ir Daiva, tautos siela, tautos kūrybinė galia sako, tautvydai, pasiklausykite aido, tautos gyvenimo, kaip jis lyg jūrų bangomis atsigarsi ir supa tavo širdį. Išgirski, koks čia tavo balsas ir jam širdį daug suskambėti, kad imtum sąmoningai gyventi tautoje, ją savo gyvumu gaivindamas. Taigi linkiu, kad mes per šiuos metus, ateinančius mokslo metus, išmoktume gyventi tautoje sąmoningiau, kad imtume sąmoningai gyventi tautoje ir kad suvoktume, ką reiškia ir ką mes galime padaryti, kad mes tautą savo gyvumu galėtume gaivinti. Na, o šiandien mano misija yra dvejopa, aš kaip Vydūno draugijos pirmininkė, kaip Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vadovė, noriu, kad mūsų šiandienos sveikinimai būtų skirti šio renginio organizatoriui Juozui Ivanauskui. Ir aš atvežiau Juozui Ivanauskui diplomą, kuris įrodo, kad tai yra antrasis Vydūno premijos laureatas. Ir paplojame. Ačiū iš tikrųjų Juozui už 25-ąjį šitą nuostabų renginį. Jos taip pat į rektoratą keliauja ypatinga dovana. Kai Vydūnui buvo 15 metų, jo brolis Friedrichas iš Kibaltos spaustuvės parnešė pirmuosius Aušros numerius. Vydūnas jos paskaitė, ypač jam patiko Jurgio Zaurgeno poema apie Miceliną ir Gražiną, ir jisai 15-metis vaikinas apsisprendė kurti lietuviškai. Aušra taip pat paskatino atsiversti lietuvybę Vincą Kudirką. Aušra žavėjo Žemaitę, daugybę žmonių. Ir kas yra tai ta mįslė, kodėl šitas leidinys yra toksai paveikus, kodėl aušrininkai tapo tokie žmonėmis, kuriuos mes dabar sakome, kad tai buvo stebuklas, kuris atvedė Lietuvą iš carinės Rusijos imperijos pakraščio į nepriklausomą Europos valstybę, Europos Sąjungą. Taigi, populiarindama Aušrą ir siūlydama ją skaityti duomenų bazėje Šaltiniai info, taip pat ir manau, kad Juozui tai bus taip pat įkvėpimo šaltinis ir stiprybės šaltinis tolimesniems darbams. Na, o šiandien mes tikrai galime džiaugtis būdami laisva Lietuva, būdami laisvai žmonėmis, o sekdami Vydūno išmintimi ir kritiškais pamokymais, visą laiką mes turime suprasti, kad tobulėjimų ribų nėra, mes turime tobulinti save, savo artimuosius. Mokytojai turi tobulinti mokinius, o mokiniai kai taps mokytojais kitus mokinius. Taigi, nuo Vydūno šitą mokytojo grandinę, kaip labai svarbaus žmogaus gyvenimo palydovo, jinai yra tęsiasi į amžinybę. Taigi, dar kartą su švente ir gerbiamas Juozai, aš jūs noriu pakviesti čia į visų plojimų.
Noriu širdingai padėkoti Vydūno draugijai. Tai yra mūsų visų nuopelnas. Aš turiu omeny Klaipėdos universiteto vadovybę, studentus, tie, kurie dirba ties kultūros renginių ciklu, prisideda savo žiniomis, savo kūrybą, savo energiją, Vydūnas tautai ir valstybei. Taip kad širdingai ačiū visiems dalyviams renginių, buvusiems, esamiems ir būsimiems. O dabar kviečiu tarti žodį žvilgsnis į gyvenimo gelmes, laisvė, Vydūnas. Atlieka skaitovas, režisierius, Dominykas Palaikas. Prašau. Kągi dar kartą tradiciškai su švente visus, su mokslo ir žinių diena. Iš tiesų jau daug kalbėjome apie Vydūną, bet kai kuriam galbūt iš jūsų pirmą kartą girdite žodį Vydūnas ir kas tas yra Vydūnas, ką jis reiškia mums, ką jis yra mums palikęs ir kodėl jis mums svarbus. Tai aš manau, mano manimu, Vydūnui nereikia aikščių. Nereikia arenų, nereikia kažkokių didžių pakilų, nes Vydūnas kviečia pažvelgti į save, į savo vidų. Ir štai šitiem jauniems žmonėms, jaunimui ir visiems kitiems, kurie šiandien čia susirinkę, aš kviečiu tiesiog paimti jo knygą, atsiversti ir ją persiskaityti. Ir ten yra visa išmintis to palikta, kurie ir žadina mūsų tas vidinės dvasinės galias. Vydūnas kviečia mus būti laisvu. Ir ką reiškia ta laisvė ir kiek mes esame laisvi, tai tikrai verčia pamastyti. Ir šiandienai atrinkau tokius žodžius, ką pats Vydūnas kalba apie laisvę. Laisvė yra toks dalykas, kurį tikrai supranta tik vienas kitas žmogus. Gerai suprantame tik tai, ką patiriame, išgyvename, kas tarsi sutampa su mūsų vidaus gyvybė, su mūsų esme. Tačiau mažai yra žmonių, kurie gali įsijausti ir išgyventi tokią gilią patirtį. Paprastai žmonės vos tik tai prisilietę prie kokios nors patirties ar gyvenimo įvykio, to jau kad jį palieka ir skuba į kitą. Jie neišgyvena jo iki galo ir nesuvokia savo patyrimo prasmės, todėl jie negali sužinoti, kas yra laisvė. Dauguma žmonių nėra laisvės patyrę, vis dar tebegyvena tikroje nelaisvėje, arba dar geriau pasakius vergovėje. Menko supratimo žmonėms atrodo, kad laisvė priklauso tik nuo jų pačių norų. Tačiau, kad ir kiti žmonės gali reikalauti savo atitinkamos laisvės, jums nemokės. Laisvei reikia prie norų. Tai vyksta darant visą, kas augina supratimą apie laisvę. Yra sena išmintis, kuri rodo kelią į laisvę. Visą, ko norite, kad žmonės jums darytų, jūs jiems darykite. Evangelija pagal Luką. Arba nedarykite kitiems to, ko nenorite, kad jums būtų daroma. Tai yra tikriausias būdas supratimui apie laisvę įgyti. Nes taip gyvendami žmonės elgtųsi žmoniškai. Jei žmonės iki galo įsigilintų į savo veiksmus ir jų pasekmes savo ir kitiems, pagaliau išsirutuliotų ir tikrasis laisvės supratimas. Laisvės nesuprasti studijuodamas tik tai mokslus, kurie ją aiškina, ko nesi patyręs, kol pats ir nepažinsi. Tačiau apmąstymai padeda. Jei žmogus susimąsto apie savo veiksmų ir elgesio prasmę bei jų pasekmes,
jis geriau naudojasi gyvenimo patirtimi. Kiekvienas nors šiek tiek mąstantis žmogus jaučia, kad kūnas jam ir jo veiksmams nuolat nustato ribas. Kūnas žmogų kartais padaro kaliniu. Norėtų žmogus ir toliau darbuotis, bet kūnas reikalauja maisto, nori poilsio. Norėtum nevaržomas kažkur keliauti į tolybes, į aukštybes, bet kūnui reikia visokių reikmenų, tinkamos aprangos. Taigi kūnas siaurina, o kartais net visai atima žmogaus laisvę. Tačiau laisvės žmogus netenka ir dar kitaip, bet kartu dar labiau nepastebimai. Sąmoningesnis ir šviesesnis žmogus savo viduje nujaučia, kiek jo laisvei kenkia geiduliai ir aistros, kiek net viena mintis jo laisvę sumažina. Geismai ir aistros bei su jomis susijusios mintys žmogų varo į veikimą, kuriam priešinasi pati žmogaus esmė. Tačiau žmogus dažnai neįstengia nugalėti savo geismų, dėl gedulingos minties ir būti esmingas. Jei žmogus bent šiek tiek susivokęs, jis jaučiasi patekęs į vergovę. Tačiau pripratęs prie geidulių, žmogus mano, kad yra laisvas, nors jis vergauja geismui bei geismingoms mintims. Toks žmogus net reikalauja savo geismui laisvės ir nori, kad visi tą laisvę gerbtų. Toks išvirkščias yra jo laisvės supratimas. Laisvę lengvai pažįsta tas žmogus, kuris visų savo veikimu reiškia tikrąjį žmoniškumą, kuris teisingas, malonus, kantrus ir tvirtas visame, ką jis daro. Nuo tokio žmogaus nukrinta, kas jį varžo, kas jį pavergia. Toks žmogus išsivaduoja iš geismų ir su jais susijusių minčių vergovės. Jis jaučiasi laisvas ir gali savo esmę žmoniškai išreikšti. Žmogaus esmė nevaržo ir nenori pavergti kito žmogaus esmės. Priešingai, žmogaus esmė žadina kito žmogaus esmę, ją stiprina ir ramina kito žmogaus tamsiąsias jėgas. Čia ir slypi laisvės slėpinys. Laisvė išplaukia iš žmogaus esmės, kitaip sakant, tikroji laisvė yra vidinė laisvė. Nuo jos priklauso, ar žmogus jausis išoriškai suvaržytas ar ne. Nėra laisvės, kur vyrauja tamsiosios ir kūniškos, gyvuliškos žmogaus galios, geismai, aistros ir su jomis susijusios mintys. Laisvė apsireiškia per žmogaus esmę, tai yra jo viduje. O žmogaus esmė, siela, paklūsta Dievo valiai ir gyvena pagal jo tvarką. Dar kartą su mokslo, žinių ir išminties diena visus. Norėčiau pakviesti Klaipėdos universiteto Žemynos gimnazijos moksleivius su Vydūno išmintingais tekstais. Sutikite. Lyg nuilsęs nemans teka, jūron leidžiasi žemyn, bet randyną dar išvydęs, liejasi pas jį artyn. Švenčvelnumas kalną dengia, tartum išplėsti sparnai, ir šventumas pats lyg žengia,
ant rambyno šviestumai. Tankumynas žaliavo, šventa ugnim gerėjos, ąžuolai sudėjavo, žuvo kryviai kūrėjos. Nevidons atsigrūdęs, šventą ugnį gesino, ir raudons kraujas paplūdęs, žolę skaudžiai drėkino. Nemuns verkęs prie žolyno, jūron liejasi tolyn. Šnabžda medžios ant rambyno ir ugnis vėl kyla aukštyn. Žvelgiu toli į ugnį, ji taip giliai pagauna, net ir sielą. Ak, ta šviesa, lyg būtų ji aušra, dienos, kuri mums dar tik užtekės. Ugnis, kuri tikrai šventa, negal būt užgesinama, jam žina. Staiga sušvito jie man prieš akis seniai ir vien jį šviečia visuomet. Laimingas, kursio amžinybę regi, kad šviečia amžina ugnis širdį, tad akis gali ir apsidairyti. Vidaus tyla nubaido visą baimę. Tylus, tylus tie varpeliai, Lyg toli, o tik širdį. Skamba, skamba tie varpeliai, skamba ir klausosi manį. o vilioja tie varpeliai, čia ir ten pasiklausau. Skamba, skamba tie varpeliai, skamba man kaskart mieliau. Jau lyg skamba visi krašteliai, kur tik tai nusikreipiu. Man apsako tie varpeliai, jog tėvynėje esu. Ir aiškiau sukyl balseliai, kyla kaip garsi gaida, prisikėlimo varpeliai, giesk po visą Lietuvą. Dievas yra gyvybė, meilė, išmintis, esmė, visagalybė, visažinystė, visa esatis. Aš esu Dievo kūdikis, Dievo apraiška ir kiekvieną akimirką liesi jo gyvybę, meilę, išmintis ir galybę į mane ir per mane. Aš esu neatskiriama nuo Dievo ir jo įstatymų valdoma. Aš esu dvasia, tobula, šventa ir darni. Niekas negali man pakenkti ir mane susargdinti ar įbauginti, nes dvasia yra Dievas, o Dievas negali nei sirgti, nei bijoti. Manyje veikia Dievas, kad norėčiau ir daryčiau, ko jis nori, o jis negali klysti. Man niekas negali nesisekti, viskas man turi sektis. Nėra blogio, medžiagoje nėra jokio tikrumo, gyvenimo ir protingumo. Skausmas, liga, skurdas, senatvė ir mirtis manęs veikti negali, nes jie nėra tikri. Visame pasaulyje nėra nieko, ko aš turėčiau bijotis, nes tas, kuris manyje, yra didesnis už tą, kuris yra pasaulyje. Dėkojame Klaipėdos universiteto Žemynos gimnazijos moksleiviams. O dabar lietuvių liaudies daina Vijūnėlis. Atlieka Vydūno gimnazijos vyresnių klasių moksleiviai, vadovė Jonė Girdzijauskaitė Posienė. Prašau.
Gyveno Netoliame Vydūno gimnazijos moksleivių, vadovai Bonė Inkiauskaitė, taip pat Vydūno gimnazijos direktoriui Arvydui Girdėjauskui. O dabar kviečiu pasisakyti Klaipėdos universiteto profesorių emeritą Algimantą Kirkutį. Darni būtis, išminties pasekmė. Prabėgo metai ir vėl aš taip pasakau. Aš ten sveikinu visus su žinių, išminties ir sąmoningumo diena. Vydūno pats didžiausias reikalas ir fundamentaliausias reikalas tai yra sąmoningas. Žmogaus žvilgsnis į gyvenimo gelmes. Ir ši diena, rugsėjo 1, yra tokia puikiai diena susimastyti ypatingai jaunai kartai, ko mes siekiame šiame gyvenime. Visi mes siekiame laimės, darnios būties, lūkesčių išsipildymo ir panašiai. Bet kaip tai padaryti? Kaip būti laimingam? Kaip rasti tą būtį ir kaip išpildys lūkesčius? Gyvūnai lūkesčių savo pildo refleksų ir instinktų dėka, o žmogus yra apdovanotas ypatinga Dievo dovana. Tai Dievo dovana tai yra mąstymas, suvokimas, tai yra minčių atsiradimas ir suvokimas. Ir iš minčių susiformuoja išmintis. Išmintis tai yra ir susidedantis dalykas iš minčių. Ir Vydūno visa kūryba, jis prašęs apie 50 knygų, labai daug straipsnių, apie jį labai daug visko parašyta. Visa tai jau dabar yra pasiekiama internete, tokiam, kaip sakyti, visuomeniniam intelekte. Ir aš nesusilaikiau tiesiog tos pagundos ir kad paklausti dirbtinį intelektą. Ką jisai galvoja apie Vydūno išmintį. Ir man kaip įdomiai pasirodė, dirbtinis intelektas suklasifikavo visą Vydūno išmintį į tokias 5 pagrindinės sritis. Tai pati pirmoji tokia sritis tai yra mūsų požiūris į save, į savo žmogiškumą. Žmogiškumo augimas savyje. Žmogus yra ne tai, kas jis atsineša gimdamas, o tai, ko jis tampa, ko žmogus įsilavina ir ko jisai pasidaro. Vydūnas pabrėžia, kad žmogaus gyvenimo tikslas siekti darnos su savimi, su kitais žmonėmis ir su gamta. 3 dalykai, kuriuos jisai turėtų siekti. Antra tokia pastraipa, kurią suformulavo ChatGPT arba dirbtinis intelektas, jis pasakė, kad antras dalykas, tai Vydūno išmintis yra sufokusuota į kitus, į tautą. Tautos sąmoningumo ugdymą. Tauta turi būti ne tik kūniškai laisva, bet ir dvasiškai sąmoninga. To, ko mums dabar labai reikia. Sąmoningumo, suvokimo, laiko ir erdvės, kur mes dabar esame ir dažnai mes šitą prarandame. Trečia kryptis, kurią akcentuoja dirbtinis intelektas, tai yra kelias, kaip tai padaryti. Kaip save ir kitus padaryti sąmoningesniais. Ir pasakė, tai yra 2 žodžius – meilė ir dora. Tai įrankiai įgalintiniai suvaldyti mūsų gyvuliškus instinktus. Tik meilė gali nugalėti neapykantą, o dora žiaurumą. Ir 4 dalykas, kurį dirbtinis intelektas akcentavo, tai ypatingai man patiko. Nes jisai pasakė, kad 4, tai Vydūno išminties sritis, tai yra sveikata. Kaip pasiekti žmogui sveikatos? Sveikatą galima tik dvasios ir kūno darnoje. Dvasia ir kūnas. Bet to, ko mes dabar pasigendame, nes mūsų medicina visą daugiau ir kūno priežiūrą nuėjo. Mes pamirštame tai dvasią. Bet dar svarbiau yra darna. Būtent kūno ir dvasios. In ir jen, čia kaip mokinama. Ir pats svarbiausias dalykas, 5 dalykas, čia kaip delnas, reiškia, jeigu mes tos 5 dalykus valdysim, turėsim įrankį ranką, su kuriam galėsime nudirbti gyvenime pačius svarbiausius reikalus. Tai gyvenimo prasme ir kelias į šviesą. Ką reiškia kelias į šviesą? Kelias į šviesą tai yra išminties ieškojimas. Tai yra studijos, tai yra mokslas, tai yra siekimas. Tos 5 kryptis ir yra. Šiuolaikinės technologijos mums leidžia suprasti, kad
padarys taip, kad robotai, dirbtinis intelektas ir kiti dalykai patvarkys mums darbą, patvarkys gerovę. Mes galėsime dirbti, galėsime visi, kaip sakyti, gyventi gerai ir visą kitą. Bet ir Vydūnas aplenkė savo visus bendraamžius ir net šitą laiką sakydamas, kad dirbtinis intelektas tai nėra tai. Svarbiausia yra natūralus intelektas. Natūralus intelektas, kuris gali būti pasiekiamas tik tai savišvietos, mokslo ir žinių pagalba. Ir šita šventė, rugsėjo 1, yra ypatinga šventė iš tikrųjų. Tai yra žmogaus būties, darnos, pasiekimas. Ir jis parodo labai gražiai gyvenimo būties ir išminties santykį. Kad išmintis yra svarbiau negu ta, nes išmintis tai yra mūsų ateitis. Ir todėl yra labai svarbu kalbėti apie edukaciją, apie mokslą, apie pasiekimus, apie natūralaus intelekto vystymą. Ir man labai džiugu, kad Klaipėdos universitetas 3 kartą organizuoja tokią mokslo ir žinių šventės, mokslo metų atidarymą prie Vydūno kovai, prie Vydūno paminklo. Ir mes norim eiti, siekiame eiti ir toliau į šviesą ir skaidrę būti Vydūno keliu. Ir aš to linkiu visus sveikinti. Šiandien ypatinga diena ir aš tiesiog paruošiau siurprizą jums vieną tokį. Ir noriu pristatyti šiandieną Vydūną truputėlį kitos aspektų. Mes žinom kaip pedagogą, kaip filosofą, kaip kompozitorių, kaip chorvedį, kaip rašytoją, bet mes nežinom, kad jis buvo poetas. Jis rašė labai įdomias ir labai gilias eiles. Ir šiandien aš noriu pakviesti savo gerą bičiulį, aktorių, profesionalų skaitovą, visuomenės veikėją, Seimo narį, kuris išbuvo 2 Seimo nario kadencijas, Robertą Šarknicką, kad jis mums pristatytų, profesionaliai pristatytų va šitų Vydūno surašytojų ir Vydūnų. Sveikas gyvas, mūsų tautos tėve. Norėčiau visiems padėkoti, kurie tęsite Vydūno kelionę mūsų dabartyje ir ateityje. Autorius Vilmantas Zablockis yra parašęs eilėraštį Vydūnui, Vydūnas mums žemiečiams. Pamiršite vėl jūs mane, kai pamirštas buvau per 100-metį laiką. Tik Dievas nepamirštamas yra, dabar jis mano ranką laiko. Įleiskite širdis giliau, sielos kilmingą mostą, sutramdykite pagaliau neramų žmogišką į protą. Artėja metas atsibusti, kitam pasaulyje erdvėj. Nenusiminkite, sukluskite. Jau žemės vaiko tvinksiai taip arti. Kaip minėjo profesorius Algimantas Kirkutis, Vydūnas yra rašęs ir poeziją. Lyg nuilsęs Nemunas teka, jūron leidžiasi žemyn, bet rambyną dar išvydęs liejasi pas jį artyn. Švelnumas kalną dengia, tartum išplėsti sparnai, ir šventumas pats lyg žengia ant rambyno šviest ūmai. Ten kumynas žaliavo, šventa ugnim gerėjos, ąžuolai sudejavo, žuvo kriviai kūrėjus. Nevidons atsigrūdęs šventą ugnį gesina, ir raudons kraujas paplūdęs žolę skaudžiai
skaudžia, drėkina. Nemunas verkės prie žolyno, jūron liejasi tolyn, šnabžda medžios ant rambyno ir ugnis vėl kyl aukštyn. Dėkojame gerbiamam Robertui Šulcui. Dabar kviečiame į sceną Klaipėdos universiteto gitaros studiją Marijas, vadovė Nina Margelė Tilidienė, atliks dvi kompozicijas. Charlie Chaplin Smile and George Isais.
mano žmona Milana turėtų pakalbėti šią muziką. Dabar Vydūnas paprastai adaptuotas sudėlą. Tekstus skaito Vydūno gimnazijos moksleiviai. Prašau. Esmė – aukšta šviesos esybė. Save žmogum ir vadinu. Iškėlęs galvą žengtgaliu, jei reikštųsi tuom prakilnybė. Skaisti širdis, giedra dvasia, mane svaigina ir nėra nei gaidulių, nei alkoholio. Kaip saulės spinduliais iš tolo. Gyvenimą kaip visada. Valdau save tvirta valia. Esmė aukšta šviesos esybė. Save žmogum ir vadinu. Vis dėlto, žmogus turi savo gilias ištakas. Kažkur yra jo asmenybės šaknis. Jo tikrasis aš negali būti iš niekur atsiradęs. Manyti, kad aš yra kilęs tik iš kūno smegenų veiklos, negali juokdariai. Tas mūsų aš tikrai ir skaudžiai išgyvena savo vienišumą, nors jo kūnas smagiai leistų laiką. Mūsų aš ilgisi, tikisi, viliasi, laukia pripažinimo. Žmogaus aš yra jo dvasia, siela. Yra ta esaties dalis, kurioje vienintelėje subtilumu, žinojimu ir šviesa sąmonę mes gyventi galime. O kad gyvenimas būtų gražus, šią galimybę reikia paversti tikrovę. Save ugdyti. Iš ilgesio, tiesos ir meilės gimsta grožio. Tam ir duotas mūsų gyvenimas. Išmokti mylėti, kurti. Ir įžengiu prangą, pasilgims vadinu, įvest žadėjo į šventyklą, tad jį sekiau, betgi dabar, kur štai ir vėl esu, kaip jau ne kartą, aplinkui tankus paėmus tankumynę ir draiko vienupus, po tamsią plynę, nuleidusi sparnus, sustoja siela, nebelekia tolyn, o laukia nieko nesulaukdama. Yra aišku, kad tauriausias žmogaus asmenybės veiksnys yra žmoniškumo pradas. Jam visas vidinis gyvenimas turėtų būti apsireiškimo jėga. Taip yra todėl, kad žmogus kuria ir mokslą, ir meną. Visai kitaip žmogaus esmėje reiškiasi dora ar moralė. Ji žmogų pakelia ne vien iš materialaus pasaulio, bet ir virš jo žmogiškumo. Doroje žmogaus esmė laikosi lyg atsitraukusi nuo jo, tarsi prižiūrėdama visas kitas asmenybės galias iš aukšto. Pagrindinis žmogaus vidaus esmės augimas, kurį vadiname valia, yra dorumas. Žmogaus gyvenimo uždavinys – didinti kultūros, žmogiškumo vertingumą ir svarbą. Šias vertybės svarbu panaudoti, siekiant sukurti aukštų moralės vertybių kupiną visuomenę. Kultūros turtai, kurie šios paskirties atlikti negali, yra beverčiai. Menkos kultūros žmonės nesupranta savo gyvenimo reikšmės, todėl jie klaidžioja ir sunaikina daug to, ką kiti sukūrė, vėl statydami savo, nes yra valdomi neapykantos valdžios geidimo.
Suprantama, kad žmonės taip darys tol, kol nesusivoks tikrosios žmonijos paskirties, kol nepasieks savo vidinės ir esminės vidinės kultūros. O šios aukštesnės kultūros gelmių tyrinėjimas yra būdas ieškoti tikrosios gyvenimo prasmės ir vertės visiems. Nereiktų atsidėjus laukti, gyvybės gauti iš tėvynės. Pradžia jos duota kiekvienam, tą reik dabar savy auginti ir nuolatos kitiems dalinti. Žmogus tėvynėje tiek gyvas, kiek jį jame, jo širdyje gyva. Nors kiekvieno iš mūsų mintis dažnai būna perpildytos kasdienių įvykių, apmąstymas. Mes, kaip tauta, negalime užmiršti ir mus vienijančio dalyko – valstybės išsaugojimo. Nepaisant kasdienių asmeninių rūpešių, visi esame susieti su savo tauta, kurios išlikimas priklauso nuo mūsų pačių. Mūsų tauta išgyveno daugybę etapų, bet būtent tai ir teikia mums stiprybės. Per daugelį okupacijos, draudimų ir niekinimų metų mūsų tautos žmonės darė tai, kas išsaugojo Lietuvą tokią, kokią turime šiandien. Šiandien laisvę mes turime. Saugokime ją. Te susilieja su gyvenimu tėvynės, gyvybė mano visiškai, kad kas praėjo ir kas bus, man jį gyvai sukiltų ir galingai. Duok man tautos išgirsti aidą ir surasti savo balsą, kur čia skambėjo amžiaus, lai būna jis garsiausia aidija ir baisiai te suskamba po pasaulį. Tautoj aš būsiu tavo kanklės. Dėkojame Vydūno gimnazijos moksleiviams. Labai svarbu, kad jaunimas pratintųsi, garsintų Vydūno tekstus, jo mintis. Tai yra mūsų ateitis. O programos pabaigai kviečiu Klaipėdos universiteto teatro studija Šauksmas. Atliks ištraukas iš Vydūno kūrybos, gyvenimo giesmė ir akiniai. O po to iš karto Klaipėdos universiteto gitaros studija Marinės atliks 2 aranžuotus Vydūno kūrinius. Prie mūsų ir lietuvių giesmė, prašom. Būdamas vaikas, dažnai maniau dvasią ir gyvybę visur esant. Nekartą sėdėdavau ant sraunios upės kranto ir klausiausi vandens čiurlenimo. Rodės, kad pats upelis kalba. Ir neapsakomai geidžiau suprasti tą kalbą. Regėjau ir pavidalus visokius, suposi jie bangelėmis, skraidė aplink mane ir sveikino mane. Ir vėl abejojau, argi tai būtų. Atrodė, kad dar nesuprantu, kas tuo čiurlenimu pasakoma. Klausiaus, bet
pasakos prasmės nesuvokiau. Ir vėl atėjau pasaulyje. Vanduo srovėjo kaip srovėjas ir toliau sekė savo pasaką. Amžiam buvo apsakę ir amžiams jis atiduoda, turbūt todėl tiek mažai supratau. Tačiau supratau, kad ir čia dvasia man kalba iš neregimybės gelmių. Ėjau per laukus, švietė saulė, žydėjo žolės ir žaliavo gėlės. Jos lingavo savo galvelėmis, tarsi pritardamos viskam, ką išgirdusios yra. Sustojau, klausiausi, žvelgiau ir klausinėjau ir maniau, jeigu man būtų leista pilnai regėti ir klausytis. Išgirsčiau neapsakomus slėpinius, išvyščiau gyvybės gelmes, bet viskas liko tarsi apklota. Toli ant lauko gulėjo didis akmuo. Jis visiškai skyrėsi nuo to, kas buvo aplinkui. Viskas kuždėjo, šnibždėjo, klausėsi ir klausinėjo, bet tik vienas jis to nereiškė. Jis nieko neveikė. Tiesiog buvo. Atrodė, lyg jis būtų pats tylos tylėjimas. Staiga, lyg jo ištartas, atėjo iki manęs jo žodis esmė. Atrodė, kad akmuo tai tarė per amžių amžius. Visų amžių pasakos yra jame sutilpę ir jo kietumu prabylančios. Man atrodė, kad jis daugiau žinotų, ką pasakyti, negu visos greitai gaištančios gėlės, negu vėjo dvelkimas, nors ir kažin kur toli būtų atlėkęs. Akmuo per visus amžius tarė esmė. Sėdėjau prie židinio ugnies ir dar nepatirta nuostaba jaudino mane. Iš kur ateina ugnis ir kur ji vėl pradingsta, tai buvo man mįslė. Būdama neregima, ji tampa regima ir netgi žmogui suteikia galimybę regėti. Bet iš kur ateini tu veiksmelė? Ir ką tu nori man pasakyti? Užgesusi ugnis jau nieko nebetai. Jaučiuosi stovinti šiapus žinojimo slenksčių. O dvasia yra gyvybė namas. Tai ta patys dvasia, kuri slėpiningai mane žvelgia visais pasaulio stebuklais. Taip maniau ir regėjau vaikas būdama. Reikėtų man kitokių akių ir ausų. Tobulesnis ir šviesesnis turėtų būti ir mano kūnas. Arba turėčiau išmokti kitaip žvelgti ir klausytis. Ištuštėjo gyvenimas ir pasaulis tapo negyvas ir šaltas aplinkui mane. Išnyko dvasia iš gėlių, gyvulių ir žmonių. Apie mintis ir apie save. Negi aš esu niekas. Sudaryta pagal kažkokią formulę iš garų ir dūmų. Bet kiekvieną kartą tokioms mintims priešinosi skaidriausias mano supratimas, gyviausias mano jausmas esmė. Ir visi mokslai atsitrenkia į tai, kaip vėjai ir vanduo į akmenį. Aš esu stebuklingas gyvumas, kurio bedugnės savo žvilgsnių negaliu išmatuoti. Ir negali tai būti, kad aš vienas toks nuostabus gyvumas būčiau negyvumo jūroje. Negali būti, kad tik aš esu aukščiausias visame pasaulyje ir kad visa dvasia tik sapnas. Negali būti, kad tik aš pats su visu šituo pasijautimu tik svajonė. Ėjau mokslo takais. Priėjau iki dailės ir nustebau. Dailė liepia man nusiimti mokslo akinius. Ne vaisios ir spalvos, ne jų linijos yra tai, ką norima vaizdais apreikšti. Bet grožybė, didybė, dvasia. Kas mato tik regimą paviršių,
niekada nesupras ir pačios vaikas. Taip ėmiau žvelgti ir į žmogų. Ir praregėjau. Žmogaus pavidalas, jo kūnas, jo kalba yra tai, kas nėra regima ir girdima. Vis labiau kreipiau savo sielą į slėpinius. Vis daugiau supratau jų turinį. Supratau, kad aš pats su savo vidumi, su savo dvasia, su savo žinojimu, tarinčiu esmę, esąs didžiojo kūrėjo reiškinys. Ir turys juo būti kuo tobuliau. Ir pildė mane džiaugsmas, kai pildo į širdį aukštai ant kalno užkopusio žmogaus. Nebemato jis kalnų ir pakalnių, mažmožių ir niekų. Mato jis tik tai kalnų viršūnes, su jų visa didybė ir pratimybė. Ir amžinose šviesa jį laimina. Taip ir nukrito man tie akiniai ir supylė. Bet mano siela regėjo ir džiaugiasi.